Prašome dar kartą pažvelgti saugos instrukcijų kortelį, kuriame galėsite išvengti prieš eismus. Mes jau Katanijoje. O mane. O, kokia nuostabi architektūra. Šiaip tai mieste, kaip prašė internete, yra daug grafičių. Tai tikrai daug apipaišyta. Va, pavyzdžiui, siena. Grafičiai, grafičiai, grafičiai. Gražūs sodai. Labai visur gražu. Kažkoks veiksmas centre vyksta. Kažkoks jau festivalis ar kažkoks koncertas. Architektūriniai grožiai Katanijoje. Einam pirmą apsipirkimą padaryti maistuko. Va turi degalinę, tiesiog miesto centre kolonėlė yra stovi ir užsipili. Ir ten dar viena degalinė. Katanija, antra diena. Einam apžiūrėti miestą, turėtų greit pradėti lyt. Kažkokią pilį atėjom. Visai nieko, Gedimino pilis, Italijoje. Itališkas knygų namelis, tai... Tai va, enciklopedijų pilna, bet tokių įdomių knygų, iš tikrųjų labai gražios knygos. Va, prašau. Kaip gyveno žmonės. Nu, labai gražus parkai. Vyksta jau veiksmas, sekmadienio rytas. Bagažinių turgus. Šrotą parduoda visi. Ma sempre quella casetta, Ai, ai. O ir mes va taip atrodysim po savaitės, po žygių. Plavla, atsargiai, žinok, jis gali drėks po to. Mulkį pažadinom iš miego. Itališki pusryčiai. Bandelės, mėsytė, kietasis sūris, saldžiovinti pomidorai, alyvuogės. Ir murkiai irgi pusryčių laukia, žuvytė stebi. Šeriam murkį. Daug čia benamių katinukų. Visur jų čia vaikšto. Galvojam, prisijaukinsim kokį. Žiūrėk, dar vienas ateina. Čia tas iš pakrantės. Jie abudu iš pakrantės ateina čia. Bet šitas toks jau kietas, jau šitas jau... Tas gražus. Du katinukai jau laukia maisto. Valgė ir alyvuogę, ir sūrį, ir mėsytę. Tai nėra išrankus maistui. Krantai iš vulkaninės kilmės uolienos. Debesukai po truputį ateina, turėtų to jau pradėti lyt. Į turgų atėjom, visi viską siūlo. Lyja. Sugrįžom namo. Tai sulijo mus, batai šlaputėliai. Viskas išdžiauta. Viskas išdžiauta. Džiovyklė. Paniūsta. Batai pilni tualetinio popieriaus. O, kiek tualetinio popieriaus. Ai. Tai gražus. Oi, kas čia taip skaniai kepa. Kas viduj? Kas viduj? O, batai.
Šiaip džiūsta batai tiesiog ant žemos temperatūros. Sausas iš padėties. Batų gamintojai jų nekenčia. Čia vienas būdas džiovinimo, o kitas batų džiovinimo būdas tai su fenu muste. Ojojoj, trečia diena. Žadėjo lietų nuo ryto, kol kas nelyja, bet vėliau žada labai stiprų lietų. Žiūrėsim, kas bus. Eisim į muziejų. Daug gražių paminklų, gražios architektūros. Bandom į amfiteatrą patekti. Atėjom į amfiteatrą. Pro tuneliukus palandžiat. Pasižiūrėt, ką gero. Palandžiat po griuvėsius. Čia eit negalima. Amfiteatras. Čia stand-up komedija anksčiau turėdavo italai. Nu, gražu. Jau po lietų. Nu, dabar 1,5 kilo nueiti į kitą muziejaus. Visą dieną turėtų lyt taip. Atėjom į stotį pavalgyti. Lyja vis dar. Pabuvom muziejuose. Muziejus nefilmavom, negalima filmuoti. Kino muziejus ir Antro pasaulinio karo muziejus iš Sicilijos perspektyvos. Tai va, pakaštavosim dabar kas liko. Mėsytė, batoniuks. Ir daržovyčių liko sūrio. Stotytės. Ant atsistatymo lyja laukia stipriai, tai ko? Ledaičių pasimti. Labai faina ledainė, 4,9 iš 5 Katanijoje. Tai atėjom į aukščiausiai įvertintą ledainę, ragausim dabar. Kokie skoniai? Pistacijų, su vyšniom ir kakavas su lazdynų riešutais. O pas mane tiramisu, kažkoks šokoladas su romu ir kavos skonio ledai. Suvo. Lietutis avrimo, grįžinėjom namo. 4. diena. Užėjom į kažkokį kaip universitetą. Labai gražios patalpos, viskas iš marmuro. Išorė dar pastatą. Labai graži. Iš priekio milžiniškos kolonos. Ulialia. Gražus parkelis, faini medžiai. Atėjom prie botanikos sodo, bet visur vartai uždaryti. Nu, visai gražu turėtų būti. Visai gražu. Murkis pasitiko už tą. Sto molto perdido su questa cosa io. Perché non è fermata già una frase. Ma non lo fanno i sistemi.
Atvykom į Palermo miestą, nors visai nieko kol kas. Einam į parkelį pavalgyti. Į turgų užsukom, visokiausius dalykus pardavinėja. Palermo katedra, labai gražiai atrodo. Atvykom į butuką. Labai smagus butukas, daug baisių vietos. Jo, bėgiot bute realiai. Dar čia toliau eina ir dar toliau eina. Dar toliau eina, čia bėgiot galima, jeigu. Štai tam mieste biškį mažesnis butukas buvo. Einam į senamiestį pavaikščiot, apžiūrėt, kaip miestukas atrodo. Prie jūros nueit dar ir skanėstų pavalgyti. Milžiniška mergina laive. Į džiunglių sodą atėjom. Miesto centre palmės auga. Mandarinai žydi. Indija kokia primena. Murkį išgąsdinom. Nu va, autentiška itališka architektūra ir autentiškas itališkas murkis. Ledų paėmėm atsistatymą. Ir Tutanchamono kapas. Nemažai objektų pasižymėjom, visokie parkai yra, bet įeit neišeina. Čia gal tik kokiais savaitgaliais galima. Graži vieta. Egiptiečių stilistika. Kuri dabar 5 diena. Einam į kalniuką įlipti už Palermo. Turgus labai fainas. Visko parduoda. Keliūtai. Į tą kalną lipsim. Pasigrožėt jūrą ir miesto vaizdais ir kitos dienos kalnus apžiūrėt, kur lipt. Bober. Vos nežuvo. Kaip žygis? Šiaip neblogas, labai gražu, bet vėlgi Balbieriškio atodanga gražesnė buvo. Dar Balbieriškio atodangos nieks neaplenkė kol kas jokiuose vaizduose pasaulyje. Šiaip visai nieko.
Geras žygis, visko yra. Matom vandenyną, matom kalnus, yra gražių pievučių. Pradžiai žmonių buvo, dar lipo, čia tai nieko nesutikom jau. Yra daktaro dar vila toliau matosi, tokia rausva. Negalėjom įeit, buvo didžiulė tvora pastatyta. O šiaip toliau ateisim ten, bus vandenynas, matysis labai gražiai. Ten radio bokštai stovi aplink visą kalną, apeisim ir nusileisim. Tai dabar dar pasifilmuosim prie vandenyno. Nu tai eime kartu. Oi, čia aukštai. Oi. Wow. Oi. Ir kaip ūžė viskas. Tai va, turim Viduržemio jūrą, Sicilija. Ir čia apačioj kapinės yra. Su daug kriptų. Nu čia nežinau kiek mes, 400 metrų aukštyje dabar esame. Labai gražu. Eisim va tuo skardžiu palei skardį. Tikiuosi Via Ferratos nebus, nes manau man bauda bus, ta prasme, ant Via Ferratos žūsiu iš karto. Atėjom prie vienuolyno. Šuo iškart pasitiko. Vietinis visų draugas. Vienuolynas įmūrytas į uolą. Va, ilsimės. Ir vaizdas dar į jūrą. Ir šuo. Oi, pupulė užuodė mūsų mėsytės visas. Draugas. Geriausia dienos dalis, kaip pavalgyti galima. Avokado. Mėsytės, kietojo sūrio, kiaušinio, baton, kiauš. Ir šuo labai nori jau prie mūsų prisijungęs. Žiūri. Tai pakvietei. Jis galvoja, kad tu duosi. Nežinau, čia. Ką tada dar turim? Ožkytės ganas ten toliau. Oi, pučia vėjas. Lipam. Štai atėjom. Nusileidom nuo kalno slidžiais akmenim. Link stotelės einam parko. Lengvas prasiėjimas. Pravarinėt kraują ir tada jau namučių. Irgi vyksta veiksmas. Kažkoks panteonas šalia. Be ledų pasiėmėm. Boing. Pralaukėm mieste autobuso 50 minučių, neatvažiavo. Išėjom tiesiog 4 ar 5 kilometrus pėsčiom nueiti iki kalno, nes neaišku. To matėm, vienas autobusas tas važiavo,
Bet į mūsų pusę nevažiavo ne vienas, tai neaiškus tvarkaraščiai, tai lipsim kažkur ten, gal dar ir ten. Ar sunku? Sunku. Kojas kerta. O dar net nepradėjome eiti. Bet labai miestas kalvotas. Stati gatvė. Pukulį dar vienas. Sargyba prieš kalną pradedant. Vėjas po truputį stiprėja lipant į viršų. Įdomu, kai bus, kai išeisim į kitą kalno pusę, į atvirą vietą. Tipo lipom į kalną, vėjas kalnas pučia. Dar kokie 580 metrų sulipt. Nežinau, po biškį lipom, sulipsim. Nieko ypatingo. Kokį trilas. Balai veik per tvorą lipom. O, tokia ši pilis. Nu jau saugu. Uždaryta sodyba, viskas langinis uždarytas, bet du arkliukai buvo. Irgi tvora yra. Žinau, kad aš čia palieka dienos metu. Bandėm prisikviesti. Po truputį artėja. Panorama. Mieste saulė. Jeigu užkopė. Wow. Gražus vaizdas, bet nerandam kelio. Akmenų laukai. Eisim kitų kelių. Ui. Nu, sulipom ant kalno. Kaip jausmas? Buvo reikalų užlipti čia. Rimtas kalnas. Bet va pasitiko debesis. Tie debesas. Iški šaldomus, bet gal greit jį nupūs. Matosi, kaip juda greit. Kažkokia stotelė. Tai užėjo viški debesys, viškas rūkas 850 metrų aukštyje. Bet labai pasiekė, kad yra tokia vat užuovėjytė. Ir vėjas kaip tik užstoja vėją šitą užuovėjytę, tai biški pakaštavosim, bet šiaip šalta. Šalta. Taiso vyrai antenas. Nu, kažkiek vaizdai pasirodė. Nu, kaip oras? Būtų ta žiema. Papasakok. Žiema, nušalom visas rankas, sušalom į ožio ragą. Lėkiam į apačią, greičiau šalta, vėliakai. Banditas! Sienom visokiom vaikštom. Beveik maršruto pabaiga ir prasidės miestas jau.
Civilizacija. Jei, va 5. Va 5. O dabar lipam dar kartą. Einam gatvę ir Palermo bus švenčiamas sardelių festivalis, o sardelės milžiniškos pakabintos. Nežinau, skanausim vakare, virsim sardelės. O dabar nuskynėm obuolį nuo kriaušių medžio, paragausim ar saldus šitas obuolys. Prie jūros atvykom, apžiūrėt kaip atrodo, smėlių pavaiščiot. Gražu. Dar ledų pasiėmėm gurme. Nu ir va, kavytės paragauti. Buk. Čia buvo priverka vakare. Užlipom ant bunkerio. Toks nemažas bunkeriukas visai. Nu, švyturis yra tarp uolų. Treilo galą priėjom, jau skardukai prasidėjo. Eisim dabar švyturį apžiūrėt. Pabandysim švyturį užlipti. Apleista. Gražus turėkliukai. Labai tvarkingai, palmė auga. Kokios siauros durys. Penkių žvaigždučių viešbutis. Pietų metas. Kiaušiniukai, dešrytės, sūriukas, alyvuogės, baton. Baton visą laiką. Ir su vaizdu į jūrą. Ant stogo galima užlipti dar. Takelį radau. Ir švyturis yra. Oška. Tai atėjom paskutinį vakarą picų paragauti, tai radom šalia mūsų pizzeriją, tiesiog kepa lauke, labai netoli, 5 iš 5 įvertinta Google'e, 500 įvertinimų, tai pasimsim 2 pizzas paragauti, bus gal labai gerai, bet kas esmės, tai tiesiog yra pečiukas, tiesiog kepa gatvėje. Ir, galėsim, turėtų būti gerai. Berenkai lyt pradėjo ant vakaro. Kaip tik dar parėjom ant to lietaus pradžios. Tai va, porą pisyčių
su burata, su pistacijom, kažkaip pomidorai, kumpis. Truputį skirtingos, bet jos tokios kartu ir panašios. Tai, sakau, pizzerija 5 iš 5 įvertinta. Iškepė per kokią gal 1,5 minutės abi pizzas. Pizzarė vadinasi. Keliaujam į oro uostą. Tolumoj Duetnas ugnikalnis, į kurį negalėjom užlipti, nes debesuota ir lijo prieš tai. Tai dabar bent matosi medžio linija į kokių 1800 metrų, 1600 ir buvo sniegas eina. Dar koksai 600 metrų kalno, 700 metrų nesimato. Dabar tiek būsim pamatę per autobuso valandą. Ladies and gentlemen,